Žalgirietis, aštrus kaip peilis, matantis aikštę kaip erelis, taiklus kaip Robinas Hudas, nemirtingas kaip jo bendrapavartis Dankanas. Taip, tai yra Mantas, įsimintiniausias momentas, kai bronzinio finalo pabaigoje jis sėdėjo su dviem skirtingais batais. Ar tai buvo eilėraščio, mano batai buvo du, vienas dingo, nerandu interpretaciją. Kas atsitiko, visiems be galo įdomu sužinoti. Jo, mano geriausias epizodas, kai mušiau su galva. O su batais, tai aš išsaugau. Kas jam atsitiko? Tiesiog tau jis nebepatiko tuo momentu, ar kažkas suplyšo? Ne, suplyšo, įdomio pataikiau, suplyšo ir tada pasimatyti. Robertai, suplėšiai batą? Ne, įsiduobė į gyvą. Nu, suprantama, Turkijoje grindys nėra lygios, galima įlipti ir į duobę. Ar norit įspūdingų momentų su Mantu Kalniečiu? Žiūrėkime. Epitetai tau. Kol Juozukas negirdi, pavadinkim jį geriausiu rinktinės krepšininku. Bet jeigu Juozukas girdės, jis pasiims aišku savo tuos epitetus. Linas buvo išrinktas į geriausių žaidėjų simbolinį penketą. Bet man atrodo, kad geriausias penketas stovi čia scenoje. Su tavim, ar ne, Linai? Čia geriausias 12 žaidėjus stovi su manim. Iš jų išeina daug penketų. Tai yra patys geriausi, kurios Lietuva! Lietuva! Linai, mes turime tau specialią staigmeną. Klausimą tau, kaip ir prieš 3 metų, užduoda TV3 sporto žurnalistė Vlada Miskinaitė. Tai Linai, tai kaip šventė? Ne, tikrai ne. Mes geriam tik tai spraitą. O gal negali? Pergalė šampanės tegulėlės visoje Lietuvoje šiandieną. Aš asmeniškai net, dėl vyrų nežinau. Paplaukime. Linas Kleiza. O dabar dėmesio į ekraną. Įspūdingiausi momentai, kuriuos sukūrė Linas Kleiza. Matai, tas nuostabusis bučinys, kai jis pataiko dvitaškį arba tritaškį. Tai jau mums kažkur matyta ir pasilgta. Na dabar, dėmesio, pasitikime Lietuvos nacionalinės krepšinio komandos vyriausiąjį trenerį Kęstutį Kemzūrą. Sveikinimais iš Lietuvos. O dabar legendinis mes už Lietuvą! Visi kartu, visi kartu. 1, 2, 3, už Lietuvą! Ačiū! Lietuvą!
išmoko tai, ką sakote jūs kiekvieną dieną prieš svarbias rungtynes, prieš kiekvieną pergalę. Taigi, Kęstutis Kemzūra, krepšinio profesorius, kuris žino, jog taktika yra svarbi, tačiau daug svarbiau yra širdis ir valios savybės. Tai jo žodžiai. Treneri, vienintelis klausimas jums nuo visų sirgalių, nuo visos Lietuvos. Prisipažinkite, ar jūs lankėte magijos meno kursus? Nes tai, ką padarėte, yra stebuklas. Ne, aš lankiau tos kursus, jie slapčiom eidavo tos kursus. Gal dar kartą, šiuo atveju jau tiesiai visai Lietuvai, pasakykit, kas iš tikrųjų yra ši komanda, kuri mums parvežė bronzos medalius. Ir buvo ir tai žinoma, mūsų šiuo atveju palaikymo pačiu didžiausiu visos Lietuvos, visų 3 milijonų. Pirmiausia, noriu padėkoti ir pasakyti, jeigu šita rinktinė, šita komanda pranoko lūkesčius, tai jūs žmonės, jūs pranokot irgi mūsų lūkesčius. O dar noriu pasakyti, kad už šito rezultato, už šitų nuostabių akimirkų, didelis, sunkus darbas, tikėjimas, didelė širdis ir vienybė. Ačiū Jums už šitas akimirkas. Ačiū. O dabar dėmesio į ekraną. Ne tik krepšininkai kūrė puikias akimirkas aikštelėje, bet žinoma ir vyriausiasis treneris. Įdomiausi momentai. Ačiū! 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 Ačiū!